Dabar gal aišku, ne viską rodžiau, dauguma vaizdo medžiagos pamatėt jau praeitam vaizdo įraše. Ta patį padariau ir šitam, prisipjoviau aš apatinės plytelės iki lazerio linijos, kuris švietė per perimetrą, kadangi jau turiu vieną sieną padarytą, tai lazeris buvo labai paprastai pastatytas nuo tam tikros vietos. Ir kad siūlė susijungtų, prisipjoviau pačias apatinės plyteles prie grindų ir dabar galėsiu tada ant jų tepti klijų ir tada dėti visas plyteles iki viršaus. Kadangi čia turiu vieną rozetę, tai gal praeitam vaizdo įrašę nerodžiau, kaip aš ją sutvarkiau, tai tiesiog dabar pabandysiu aš su lazeriu, sekančiu lazeriu, kuris jau yra mobilus, paimu aš pasišviečiu liniją, kad kontūrą galėčiau nusipiešti ant šalia esančios sienos ir jį po to galėčiau perskelti jau ant suklijuotų plytelių. Tai čia šiek tiek paprastesnis toks metodas. Ganėtinai gerai pasitaikęs. Opala, kažkas tai netvarkoja. Aha, nu va, tarkim, turim rozetės matmenis. Tai bus aukštis pirmas, aukštis antras, nuo grindų viskas matuosis. Ir dabar ką reikėtų padaryti, aš tada horizontas vertikalias linijas galėsiu pamatuoti ant esamos grindų plytelės. Tai man bus labai paprastai, tai aš tada įsijungiu lazerį, pabandau nusistatyti vertikalumą ir bandau pataikyti bent jau į kraštus rozetės. Dar yra vienas variantas, kaip neišterliot pačios rozetės klijavimo metu, tai reikėtų viską užsiklijuoti izoliaciją, nes kitokiu atveju bus galimybė išterlioti klijais ir tada dar reikės gramdyti ir klijus. Tai čia vienas toks paprastesnis metodas. Aha, tik tais kažkaip iš apačios nenori matytis man liniją, bet kažkaip mes ją įveiksim. Va, pataikiau, kai aš žinau, kad lazerio linija šviečia tiesiai man palei plytelę, tam rozetės kraštą. Aš ant tos plytelės apatinės dedu brūkšnį vieną, tada pasižymiu antrą matmenį nuo rozetės. Aišku, būna sunku pataikyti lazerį, nes jisai visą laiką juda ir kai tu jį paleidi iš rankų, jisai dar per kelias sekundės turi pastovėti, nes dar linija juda per 3 sekundės kažkur tais, ar pusantros, manais kažkas tokio 2 sekundžių užtenka. Tai reikia nepult skubėti piešti, kol dar viskas nebūna pilnai aišku. Bet aš manau, idėją pačią jau pavyko suprasti, kas ir kaip. Nu, užsidėjau aš linijas ant grindų plytelės. Dabar, kad visos tos linijos man nepabėgtų, aš paimu izoliaciją, užsiklijuoju ant rozetės. Taip išvengdamas, kad klijai nepatektų į pačią rozetę, neišterliotų jos. Nes kiek yra tekę bandyti, tai visko pasitaiko, su šukom traukia, su dantyta mentelė ir vis tiek pakliūna tenais klijų. Tai išklijuosim plytelę ir po to kitą kartą paimsiu ir išpragręšiu tą skylę. Tą pačiu metodu, kaip ir dabar aš pasimatavau, taip pat pasimatuosiu ir ant esamos plytelės, nes jau aš matmenį žinau. Dar, kad matmenys apačia nenusiplautų, taip pat užsiklijuoju aš juostą, nes patikėkit, yra tekę sudurt kartu, kad vieną juostą netyčia su kempinė pabraukus, tiesiog ją labai paprastai nusiplovė. Tai, pavyzdžiui, jeigu reikėtų rasti tą patį matmenį arba dydį, jau tada reikia spėlioti ir panašiai. Tai ne pats geriausias variantas, bet viskas. Tai va, turiu susipjovęs, viršui dėsiu aš irgi plyteles, bet dar nežinau pilnai, ar ten viskas praeis tvarkingai. Jeigu viskas tvarkingai praeina, tai labai būsiu patenkintas, nes viršui tos lubos nėra visiškai tokios idealiai lygios, tai gaunasi viena vieta aukštesnė, kita žemesnė profilių, tai bandysiu kiek įmanoma, kad išeitų nepjaunant, bet jeigu jau toks variantas išeis, kad kokie 4 mm reikės patrumpinti viršutinę plytelę, tai jau teks griebtis tokio varianto. Tai va tokie dalykai. Dar tuo pačiu metodu
pasiėmiau, kadangi atsimatuoti šitas plytelės reikia kelių matmenų. Kai aš susidėjau grindinės plytelės iki va šitos vietos, aš susidėjau dar vieną lazerį, kad jisai vertikalę siūlę duotų man. Ir nuo šitos vertikalios lazerio linijos aš pasimatau, kokį gabalą man reikia įsipjauti. Po to horizontui paėmiau šitos viršutinės plytelės apačią, atsidėjau brūkšnį ir tada pasimatavau, kokią angą reikia išpjauti. Tai tikiuosi, nežinau, gal paprastai, gal nepaprastai, gal tiks, gal netiks. Pasižiūrėsiu, bet jeigu ten milimetras kitas gal pabėga, tai ten nieko baisaus. Tai mano kaip ir toksai pjovimo būdas labai neblogas. Paėmė, įsipjoviai, susikliuoji ramiausiai. Dar tiesa, ką padariau, tai šitoj vietoj, šitoj sienai palikau 2 mm tarpuką iki pačios sienos. Dėl viso ko, jeigu pati siena būtų netokia lygi, gal kažkur guziukas būtų ar tenais kalniukas, tai ten keli milimetrai duos biškį pareguliuoti galimybę. Tai tik tais nepjoviau vienos plytelės, tai va šitos kampinės, kol dar nesu suklijavęs va šitos plytelės, kurie eitų iki jos, tol negaliu aš pasimatuoti jau sekančios. Nors ir va šitas plyteles radau dar iš liekanų, jos kaip tik puikiai tiko, realiai sutaupysim plytelių ir panašiai, tai medžiagų kaštai bus mažesni. Tai labai patenkintas, kad pavyko išpjauti iš jau esamos plytelės liekanos, kurie jau niekaip nebus pasipanaudojama, tik tais va tokios variantas, tai būna labai gerai išpjauti ir tada paimu, pradedu klijuoti, užsimaišęs klijų. Na štai, susiklijau visą sieną, atrodo sudėtinga, kaip ir nieko nebuvo. Viskas ganėtinai sveikom plytelėm pjovėsi. Turiu sveikas plytelės, nuo vienos sienos galo iki kitos. Šitoj pusiai prisipjovė 3 mm, 4 mm, kažkas tokio. Tenais, aišku, ne visai pačias plytelės tiesios, jos įsigaubė, tai ties kampu, kur per vidurį tarkim, va čia sienos kampas ir sekanti plytelė ateina taip, tai jau tas išlinkimas labiau matosi, bet ganėtinai viskas gerai susipjaustė, tai reikėjo apačiai išpjauti, L formas ir praktiškai sveikų plytelių tai tiek buvo. Tai labai paprastas darbas, bet jau sekančiam dienom, ką reikės daryti, tai reikės tada išgręžti skylės, reikės dušo nuolydį pjaustyti. Tai šiek tiek šitas dalykas, metodas bus daugiau atimantis laiko, nes reikės daugiau kruopštumo ir panašiai. Dar kažką gal reikės pasiruošti ir panašiai. Tai va tiek, ką turiu šiandien dienai. Tai dėkui, kad žiūrit.